sakyk. Jūs čia nepozuokit. Dabar valgys 4 žmonės ir reikės mums litro buljono, vištienos, žuvies. Ne, žuvies ir bus daržovių miksas. Žuvies ir daržovių miksas. Nes nebuvo, šiaip žuvies, bet nebuvo. Tai... Taip. Tada pakelis krevečių, ant sviestuko pakepinam Kolaišką. Su prieskoniais. Gerai. Čia ne šiaip, čia Provence, žolelės. Aš tiesiog... Duskytės nepamirštam. Pipirų. Dedam buljoną. Kiek čia? 2, ne? Kubeliai? Aš, kadangi mūsų daugiau, tai galiu po tai pusantro sudėti. Žiūrėsim, tokios. Ant aliejaus, ne? Ant sviesto. Šiaip galima ar pamaišyti. Sviestą aš niekada dedu po to į galą, kad sukabintų viską. Tai šalotinės svarbūnas. O krevetės truputėlį įsisė. Po to sviestą gal. Tai jaučiu, gal visą šitą ir bus pats tas. Kilogramas, ne? 4 žmonių. Ne, žinai, kaip aš dedu 100 gramų ryžių ant žmogaus. Tai mūsų 4, tai čia maždaug tiek ir bus, kiek reikia. Ai, gerai, nes čia praimtas. Video bus. Praktiškas. Puikakas visiškai. Erika, tavo vynas eina į vakarienę. Naminės. Jau čia maišom. Išgaravo vynas. Taip. Ir maišom jau keletą minučių. Ir prasideda visas... Na, ačiū. Po truputėlį sultinuko. Vis pamaišant, ar ne? Jo, ir jau čia reikės gal dar vandens dabar iškai. Pasmulkinam truputėlį. Dar pila vandens ir iškeičiam iš naujo. Muzikinė pertraukėlė. Tarp pamaišymų. Ot, užmatė. Einam į vidų. Sakau, sudėjau krevetės ir sviestą įdėjau jau. Tam galiu Ragausim. pajausti ryžą. Jauti? Toks čiut-čiut kietumo. Bet tai turi būt daug. Jo. Tai realiai dente. Al dente, tai čia ne tik makaronam, bet ir ryžiam, ir bulvėm, ir... Geras. Wow. Nu, Ir risotą tai labai gerai. Jau ko nepamadžinsim, tai sūrą. Sūris. Reikia nepamiršti šeimininkės, reikia palepinti. Ačiū. Truputį laipsnių. Ačiū. Bet ne per daug. Viskas susaiko. Stengiuosi labai atsakingai gerti, kad nebūtų blogo rytoj. Tai dabar ant viršaus užbarstyti. Jo, galėtum pabarstyti parmezano. Gerai. La la la.